Turėtų atspėt, ką egzotiško šįryt turi save įdėti prodiuseris Ernestas. Va, tai gal aš dėsiu? Jo, svarbiausia, jis visiškai nesijaudina, žiūri tai ir savo, pat ir dabar aš jokių emocijų didelių. Atlaušiu vieną dalį. Kūno dalį. Kūno dalį praklausėt, tai aš galiu pasakyti. Traškus reikalas. Ir kaip? Geriau žiebavo mango. Tikrai geriau. Geriau. Valgiam čia ir tokį kinišką produktą, bet nelabai jis buvo valgomas, o čia? O ko raukėtės dabar? O ko čia raukėtės dabar viršininkas, sakykit? Nelabai? Alio, labas rytas. Klausau, labas. Aš klausau. Čia Lina? Indrė. Indrė. Apsipažinau, Indrė. Tai ką punta mūsų prodiuseris? Ar tu numanai bent? Manau, kad žiurkytę. Žiurkytę. Tai visiškai ramiai. Indrė, na, ne tiek blogai, bet ačiū už bandymą. Čia irgi... Tai gal tarakonas? Traški. Tarakonas. Į tą pusę, bet ne tarakonas. Ne tarakonas čia, bet... Aš iš pradžių galėčiau net suabejo. Ne, teisingai ten. Taip, nemačiau, iš arti nemačiau. Per stiklą matau dabar ir negaliu atsistebėti to, ką matau. Ernestas valgo tai savo, be jokių emocijų. Alio, labas rytas. Labas rytas. Vardu? Saulius. Kokį vabzdį, Sauliau, punta Ernestas? Skėrį. Yes! Na, aš buvau prižadėjęs Sauliui, kolegai, kuris čia sėdi. Sauliui ne tam, kuris atspėjo, reiškia kitam Sauliui, kad... Sauliu kiek? Jo, kad kai įspės, aš suvalgysiu galvą. Galvą? Prašom. Eina. Taip, galva visą. Nu ir nieko, žiūrėk. Ir gyvens gal. Iš solidarumo. Galvoju, ką jau čia dabar. Iš solidarumo su prodiuseriu Ernestu, na, maigalas vyksta. Skėriuks eina į mano burną. A visai nieko, su galva, su visko suvariau. Primena, aš žinau, kažkokią saulėgrą. Ne tai saulėgražė, ne tai kažkokią paskrudintą odelę tokią kiaulės. Spirgučiai čia galėtų. Nu, suvalgiau skėrių už dyką. Ernestai, man reikia tavo podelio. Firminį prodiuserio podelį taimsiu ir va, kažkiek liko pinigo dar po savaitgalio.